Labas, sveiki, mėlyjeji. Džiaugiuosi, kad mes vėl susitinkam. Dėkoju už jūsų laiką, dėmesį ir kad komentuojat, ir kad atsiliepėt, ir kad prenumeruojat. Labai ačiū. O šiandien mano užklausa yra apie susilygiavimą su dabarties akimirka. Gal būna situacijų, kai kažko tenka ilgai laukti, o gal kažkur ir nespėjam. Ir tiesiog pasižiūrėsim, kaip kūrėjas, visata, žvaigždės ir mūsų vedliai patars mums, kaip susilygiuoti su ta dabarties akimirka, kaip gyventi čia ir dabar. Ir panaudosiu 2 kortų kaladę šiandien, angelų ir fėjų Lenormand. Ir pasižiūrėsim, kągi čia mums patars, kaip gyventi čia ir dabar, pasiekti, ko norim, lengvai, sklandžiai. Ir pasižiūrėsim, kokie jūs esat šiandien ir kokia ta situacija su laiku, kaip susilygiuoti su dabartimi ir ką duotų tai, ką duoda. Ir dar rezultatą pasižiūrėsim. Ir čia ant kaladės dugno riteris kardų, tai apie tokį protą, logiką ir greitį, galbūt greitai, sklandžiai vyks šiandien tas mūsų pokalbis. Ir dar vieną kortų kaladę fėjų Lenormand pasižiūrėsim, čia kiti tokie lygmenys, atsako Lenormand klausimus tiesiai, šviesiai, aiškiai. Ir taigi, kokie jūs šiandien esat ir kokia situacija su laiku, ar viską mes spėjam laiku, ką parodys kortos ir kaip susilygiuoti su dabarties akimirka ir ką tai duotų. Ir dar koks rezultatas, dar viena pozicija. Ir čia ant kaladės dugno yra Saulė. Tai turbūt paaiškės kažkokia situacija labai greitai ir kažkoks ateis suvokimas tiesiog su vėjeliu ir Saulė, gamtos stichijos mums padės susivokti ir matosi, kad tai vyks labai greitai, kaip riteris kardų, kažkoks tiesiog logiškas paaiškinimas ateis ir nušvis Saulė ir pasidarys aišku, kaip elgtis, kad viskas vyktų čia ir dabar. Ir dar ištrauksiu vieną mineralų kortą, kad mums kažkokį įkvėpimą duotų ir apie kągi ta dabarties akimirka yra. Ir čia yra heliotropas, toks akmuo, kuris kalba vidinių galių sukaupimas ir naudojimas. Tai toks mineralas, kuris kalba, kad mes patys esam savo gyvenimo valdovai ir mes viską turim savyje ir tą laiką valdyti mes galim ir su tai savo stipriais ketinimais mes su tomis mintimis ir lemiam savo tą ateitį ir tą akimirką, kur mes esam, kur mes nukreipiam dėmesį. Ir matyt, čia toks ir raginimas, kad atsigręžti į save ir nekaltinti kažko išorėje, jeigu kažko mes nespėjam ar kažkas nevyksta tokiu greičiu, kokiu mes norėtume, tai tiesiog atsigręžk į save, sukauptas vidinės galias ir vyks tai, kaip tu nori ir tada, kai tu nori, kai tu prašai ir geriausiu laiku visiems. Ir pasižiūrėsim, kokie jūs šiandien. Taigi, ir iškrito korta moteris, ir stiprybė, ir medis. Tai matosi, kad šiandien, čia žiūri šitą kortų skaitimą, žmogus stiprus ir toks, kuris išreiškia savo moteriškumą. Ir kuriam svarbios tokios šeimos vertybės, nes medis kalba apie tai ir kad giliai įleidęs šaknis į žemę ir stabilus ir taip pat, kad kažkokie vyksta užklausos ir noras susilygiuoti, kažkoks bendravimas, sąveikavimas ir toks žmogus, kuris
tiesiog jau nebijo pažvelgti savo baimėms į akis ir nori išspręsti įvairias situacijas ir pagerinti savo gyvenimą, kad viskas vyktų sklandžiau ir paprasčiau, kuris ieško atsakymų į klausimus ir todėl matyti ir žiūrit šitą kortų skaitimą, kad norit, kad viskas vyktų sklandžiau, paprasčiau, kad vyktų tas susilygiavimas, kaip ta korta stiprybės žmogus ir liūtas, tai galbūt ir žmogus ir laikas. Taip pat norit susilygiuoti ir gyventi toj harmonijoje, tame grožyje, gražios kortos, graži moteris. Ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, kokia situacija su to laiku. Tai yra žuvis ir yra korta 9 kardai ir yra debesis. Tai galbūt ir yra čia tokia užklausa dėl to laiko, kad būna kažkokių situacijų tikrai neaiškių ir kaip tos žuvis, tas vanduo ar laikas, yra galima sakyti, kad laikas pinigai ir kur jisai dingsta ir gal čia irgi toks susišaukimas taip pat ir su pinigais, kad jeigu žmogus nėra susilygiavęs su laiku, nėra to sinchrono, tai taip pat ir įtakoja ir finansinius srautus kažkokiais subtiliais būdais, o kartais ir labai akivaizdžiais ir žemiškais, jeigu kažko mes neatliekam laiku ir negaunam kažkokių pajamų, kažkur vėluojam ir vyksta tokie ir svarstymai ir tai gali vykti kaip 9 kardai naktį, žmogus prabunda, masto, kas čia atsitiko ir galbūt tai ir nelabai ir jaustusi, kaip tas laikas įtakoja mūsų gyvenimą, bet tai atsispindi finansinėse srautuose, kai mes kažko negauna materialaus ir matosi, kad tokia situacija, tą tokį aiškumą temdo debesis, kad mes nežinom, kodėl tai vyksta ir tiesiog dabar paklausim visatos kūrėjo ir paprašysim atsakymo, nes nėra aiškumo, bet matom, kad tie debesis ir žinom, tokia korta, kuri simbolizuoja tokius laikinus sunkumus ir gali tie debesis išsisklaidyti ir gali situacija pasikeisti. Taigi, kaip susilygiuoti su ta dabarties akimirka? Tai yra lelija ir yra žvaigždė ir dar kartą žvaigždė. Taigi matosi, apie ką čia kalba eina, kad susilygiuoti su ta dabarties akimirka, tai kągi daryti, tai tiesiog mėgautis gyvenimu ir pajausti dabarties tą grožį, kad tiesiog susijungti su ta visata ir pasijausti, kad mes esam tos visatos, tos visos žvaigždžių sistemos dalimi, pajausti tą savo svarbą ir reikšmingumą, kad mes esam tokie ypatingi ir šioj visoj visatoj reikšmingi ir save puoselėti, mylėti ir taip nukeliauti į tą dabarties akimirką, į tą gyvenimo grožis ir tiesiog skleistis kaip tai nuostabiai gėliai ir pamatyti, apsidairyti aplinkui, tiesiog kasdien pastebėti tą akimirkos grožį. Ir taip pat čia kalba eina ir apie svajonės, kad svajonės svarbu ir jos visada sukasi aplinkui, bet mes esam kaip ta simbolinė gėlė ir mes skleidžiamės į aplinką ir kad mums reikia tiesiog čia ir dabar apsidairyti ir pamatyti, kas vyksta, pastebėti tas tokias kasdienės detalės ir būti tokiam koncentruotam, kad čia toks vaizdelis, kad žmogus kaip ta simbolinė gėlė yra tokia visatos dalis ir viskas sukasi aplinkui
ir tos svajonės įvairios mintis aplinkui ir tai materializuojasi, bet kaip tai padaryti, kad tiesiog koncentruotis į save, pastebėti tą akimirkos grožį ir pastebėti smulkės įvairias detalės ir tai padės mums būti čia ir dabar, padės susinchronizuoti su ta visata, su visomis žvaigždėmis, kai mes pajusim savo reikšmingumą ir kai mes stebėsim tiesiog kiek tik įmanoma daugiau tą aplinką, kas vyksta aplinkoje ir reaguosim, duosim atsaką kitiems žmonėms ir kitiems įvykiams būtent čia ir dabar. Ir ką duos tai, kad mes stebėsim kuo daugiau dabarties ir duosim tą atsaką, bendrausim, komunikuosim su ta mūsų aplinka. Tai yra keturlapis dobilas ir 8 taurės ir pjautuvas. Tai reiškia, kad užsibaigs kažkokios situacijos, kurios liūdino mus ir tiesiog ateis situacijos, kurios džiugina, kad kažkokie labai laimingi šansai, geros tokios pradžios ir tokie laimingi atsitikimai tiesiog sukris kaip kažkokios mozaikos ir mums ta ateitis matyt klostytis daug palankiau, kad kai mes atkreipsim dėmesį į tą dabarties akimirką, pastebėsim, kas vyksta aplinkui, reaguosim, bendrausim su kuo daugiau faktorių žmonių, tai tada užsibaigs kažkokios situacijos, kurioms buvo metas užsibaigti, kaip čia matėm, tos 8 taurės susidėlios į vietas ir mes jau turėsim jėgų ir norą išeiti ir kad tai bus nukirsta, užbaigta ir kad prasidės nauji scenarijai, kad tiesiog ateis tas laimingas šansas ir mes galėsim jo pasinaudoti ir pasižiūrėsim toliau, kągi čia mums siūlo ta visata. Kai susilygiuosim su savo dabarties akimirka, kas yra tas keturlapis dobilas, tai yra bokštas ir yra teismas arba teisingumas ir yra žiedas. Tai gali kalbėti, kad tiesiog įvyks tokios situacijos, kurios pagal teisingumą, kad taip kaip turėtų būti geriausiu to būdu, ekologiškiausiu ir mums ir visatai, kad mes patys kažkokiais būdais išeinam iš tos dabarties akimirkos ir iškreipiam tą savo laiką, bet įmanoma tai sugrįžti ir tada įvyksta tas teisingumas ir tai yra tas toks laimingas šansas, kad mes galim išspręsti daug įvairių situacijų, kad tiesiog tas bokštas simbolizuoja ir įvairias institucijas, galbūt kažkokių nevyksta tokių reikalų ir buitinių, fizinių ir kažkokių negaunamės atsakymų iš kažkokių institucijų, būna, kad kažkas vėluoja atsakymai ar kažkokie siuntiniai neateina laiku, tai sako, kad tai susilygiuotų ir įvyktų pagal teisingumą ir laiku ir ekologiškai šitos situacijos ir taip pat tai susilygiuotų ir pagerėtų santykiai galbūt ir šeimoje, jeigu tas žiedas gali simbolizuoti tokią šeimą ar kažkokius rutininius tokius dalykus, kaip žinom, žiedas taip pat tokios situacijos, kurios kaip tas ratas sukasi ir jos atsitinka kasdien, tai tiesiog viskas vyktų sklandžiai ir laiku. Taigi tokia ir kortų tokia žinutė, kokia nauda iš to būtų, kad tiesiog viskas vyktų pagal tą teisingumą ir laiku.
Taigi to ir linkiu, ir geros jums dienos, ir viso